Sveiki, Aušros gimnazijos moksleiviai, čia šitą pamoką ruošiu visiems moksleiviams. Sausio mėnesį darysime projektinę tokią projektą, pasaka vadinsis. Toje pasakoje, aišku, jūs turėsite daugiau padaryti, negu kad šeštokai arba septintokai turi daryti. Bet aš po truputį paaiškinsiu, ką mes veiksim. Tai yra 14 pamoka tiek pirmokams, tiek antrokams, kurie programavimą mokinasi, tiek trečiokams, o ketvirtokai kitokį darbą dirbs. Tai dabar rodau, ką mes veiksime 14 pamoką. Ta 14 pamoka bus per visą sausio mėnesį. Tai yra 14.1, 14.2, 14.3 ir 14.4 į šitą vieną pamoką, 14 pamoką įeina. Ir man tuos darbus turėsit atsiųsti. Taigi, mes šį mėnesį, sausio mėnesį, kadangi galutinis rašomas pusmečio pažymys į sausio mėnesį, yra gera labai proga gauti gerą pažymį, sukuriant su PowerPoint programa pasaką. Kaip aš įsivaizduoju tą pasaką, tai parodysiu pa šeštokus nuorodą įdėsiu ir kiekvienam kitam, tai ilgą va tokią parodysiu, įdėsi, visi matysi tokią. Ne? Va. Kas čia viauksi, kas čia loja, iltim kaukši ir paikoja, kas pritupęs uosto gėlę, gaudo savo dėgėlę, įsikandęs lasdą laiko, drugelius po pievo vaiko, tai vis mūsų kudlius nepasėda judlius. Čia pritupę, čia pašoka ir gražiai tarnauti moka, oželiu po kiemą striksi, riestavo dėgėlę vyksi, ir vis žiūri į akis, gal ką gerą pamatys. Aš čia truputį sustabdau, norėdamas pašnekėti, tai jūs kiekvienas asmeniškai turėsite kiekvienas individualią pasaką, toj pasakoje turės būti herojai, sudėti į PowerPointą ir įrašyti garsą, garsas turės būti ir įrašytas jūsų asmeninis pasiekta pasaka, lietuviškai ir gražiai pasiekta nuskaityta. Ar galit patylėti? Ačiū labai. Reiškia, kad dabar paaiškinsiu, paskui galėsit klausimais apiberti, kiek tik norėsite. Tai įdėsite paveiksliukus, tie paveiksliukai turėjo judėti, ne šiaip, kad statiškai sudėti, jie turės būti apkarpyti, matot, be fonų, be nieko, tie paveiksliukai yra, ne mano piešti iš interneto įdėti paveiksliukai, tačiau apkarpyti jie yra. Ar su Paintu jūs apkarpysit, ar su Photoshop'ą, su GIMP, čia jūsų asmenis reikalas, bet turi būti gražiai, profesionaliai padaryta. Ir įgarsinta ir sutapti su tą, ką jūs šnekate įraše, turi sutapti. Tai koks tai darbas bus? Tai darbas bus su PowerPoint'u padaryti, paskui jį įsaugoti Movie Makerio arba MPG4 formatu ir jį įkelti. Va tokiam vaizde. Bet kad jūs nemokėsite įkelti MPG4, tai nieko baisaus. Svarbu padarykit nuo PowerPoint'ą su garsu. Kad ištisai garsas eitų ir, reiškia, ir būtų atsiliepta, reiškia, jūsų skaitomas tekstas, kad būtų pavaizduotas su PowerPoint'u. Dabar toliau žiūrime, kaip tai atrodo. Viena ausį šmokš pastato ir vis klauso, kas sako. Jautis baubė bububu, na kudliukui nesmagu, švis nuo jaučio ilgą šuolį, kiaulių jovalą nepuolė, ak patyčion tirštinėn tykšt, kad pradėjo kiaulės kvykt, paršai kriukė, vištos kvaksi, žasių su žasiukai žaksi. Kas čia vyksta, gaidys ant mėšlyno pyksta, vyrams reikia nebėgioti, o giesmelę sugėdoti, ir darže pakas liekų, koko karėkų. Kudlius daugiau nebėgioja, o visur sliekų ieškojo, šniukštinėjo, uostinėjo ir vis žemę kasinėjo, kol užklono palei beržą sukasiojo visą daržą. Liko daržas be lysvelių, lauko pelis be urvelių. Sliekai rangos vinguriuoja, žvirbliai čirškė patvoriais, šeimininkė šluotą moja, kudliui kur pakliuvo tvoja, ak tu kudliau, marš į būdą, to išdirbsiu kailį rūdą, nori vis kudliuką bausti, kur jam vargšui prisiglausti. Mat pamokė jį antytė, darže uogas nuraškyti, dar ožkelė mekekioti, krūmus laužyti primokė, pelis šlepete sugriaužti, kiaulės runkelius išrausti, ak mamytė, ak meloji, kudlis verkia, nemeluoja.
gal kai didelis užaugsiu, sveiką nuovoką atgausiu. Nu va, su intonacija, su visko turėsite įrašyti. Tos nuorodos, kurios bus įdėtos šitų pavyzdžių, jūs nors tiek tai padarykit, kaip aš padariau, tai bus labai geras lygis, o jeigu dar geriau padarysite, tai bus tobula. Tai dabar paaiškinau jums, ką jūs visą sausio mėnesį darysite. Reikės dalimis atsiskaityti, aš turėsiu matyti, kad jūs dirbate, o nekvailiojate. Jeigu užmiršite PowerPointą, kaip dirbti PowerPointų, kaip judyti paveiksliukus, aš sudėjau 4 paveiksliukus, 4 filmukus, čia atrodau, kurie viską jums pilnai apmokys, kaip jums šitą projektą padaryti. Toliau, pasaką jūs įsirenkate patys, tačiau jūs turite pasaką su manim suderinti, kurią jūs imate, kad nebūtų 2 žmonės tą pačią pasaką dirbs ir tą patį atsiskaitys. Va čia yra daug pasakų nuorodų, galite ir jūs savo pasakų, galite surasti trumpą labai pasakėlę, visą kitą. Galite angliškai, ne tik lietuviškai, paskui galite su anglų kalbos mokytoja padaryti kažkokią nors projektą, ne? Tai galite pasakėlę surasti, bet esmė yra, kad per visą mėnesį, per sausio mėnesį jūs padarote šitokį pristatymą su PowerPoint'u ir gražiai su garso įrašu. Va, dabar, tai kaip ir viskas paaiškinau. Tai pats svarbiausias dalykas – įsirinkti pasaką ir su manim suderinti, kad aš užrašyčiau ir kiti mokiniai matytų, kokią tu pasaką jėmi, kad kitas neimtų. Tai sėkmės visą sausio mėnesį. Dėkui.